Semestras jau eina į pabaigą. Vieni studentai rengiasi poilsiauti ir atostogauti, kiti tą tarpu planuoja aukštosios mokyklos baigimo šventes. Svarbiausias atributės šios šventės metu ir studentų svajonė juk yra mesti kepurėlę aukštyn. Tiesa? Taigi bėgame apklausti studentų ir sužinoti, kur jie planuoja įsigyti mantijas ir ar su nekantrumu laukia baigimo šventės. Ar laukia baigimo? Labai laukiu iš tikrųjų. Man baigimas siejasi su kažkokia švente, sakyčiau. Ką tau reiškia diplomų įteikimo šventė? Tai džiugi akimirka, iš tikrųjų, 4 metus baigus toks pažymėjimas svarbus. Taškas, nuo kurio reikėtų judėti toliau ir tiesiog kaip įforminimas kitų 4 metų pasiėmimas diplomų. Oi, man tai iš tikrųjų tarsi kažkoks finišas, tarsi kažkoks kartu universiteto pabaiga ir kažko naujo pradžia. Iš tikrųjų toks atrodo labai reikšmingas turėtų būti įvykis ir labai laukiu iš tikrųjų. Ar baigimo šventėje vilkėsite mantijas ir mesite kepurėlės aukštyn ir ką jums tai reiškia? Šiaip iš tikrųjų mesti kepurėlę į viršų, tai kažkoks simbolis turėtų būti ir labai... Aš asmeniškai tai tikrai mesčiau kepurėlę į viršų, kad galų gale baigiau aš tą bakalaurą ar magistrą. Planuojam iš tikrųjų su grupiokais pasitariam, kad vis dėlto mantijomis tradiciškai, nes labai laukiama šventė, labai džiugu, kad laukiam, kad susirinks tėvai, atvažiuos pasveikinti viską, tai labai norisi pasirodyti, taip labai džiugu turėtų būti. Ar planuojate vilkėti mantijas ir mesti kepurėlės į viršų? Ir ką tau tai reiškia? Jo, su grupiokais kaip ir susiderinom, kad nuomosimės mantijas, kad palaikysim tą tradiciją. Kiek žinau, dauguma mano kursiokų irgi tą patį darys. Dėl kepurėlių metimo turbūt jo, bet nežinau ten tiksliai dabar kuriuo momentu metamos, bet jo, turbūt turėsim kepurėlės, mesim draugiškai, nusifotografuosim. Ar mesite kepurėlės aukštyn ir ką tau tai reiškia? Manau, tikrai mesim, iš tikrųjų raginam su grupiokiam ir grupiokus prisijungti, nes tai tarsi kaip iš filmo tokia tradicija atėjus ir iš tikrųjų labai smagu turėtų būti. Atstovauju šiandien labai mantijų karalius, teikiam studentams mantijų nuomos paslaugas ir tai darom jau seniai, jau 8 metai. O ką tiksliai darote ir ką siūlote studentams? Iš tikrųjų stengiamės studentams palengvinti rūpesčius ir juos papuošti per diplomų įteikimo ceremoniją. Stengiamės jiems suteikti pilną servisą, aptarnavimą, kad būtent per šią šventę jiems nereikėtų galvoti, kuom rengtis ir taip prisidedam gerinant universitetų įvaizdį, sukuriantiems unikalią atributiką ir toks mūsų darbas. Studentai nuomodamis mantijas iš mantijos.lt turi galimybę išsirinkti mantijų dizainą su savo universiteto logotipu. Mes atvežame į vietą ir kartais studentai nustemba, bet pasakojant daugiau apie mūsų įmonę, mes šias paslaugas teikiam ir Latvijoje, vežam ir Latvijos studentams, ir Ukrainoje, kur atstumai yra apskritai dideli, bet mes teikiam tokį servisą, kad pristatom vietą, išdalinam, surenkam ir studentui tiesiog lieka švęsti savo šventę. Diplomų įteikimo ceremonijos metu kiekvienas studentas nusipelnė atrodyti šventiškai ir iškilmingai. To kiekvienam iš jūsų ir linkime.